5 dalykai, kurie mane erzina istoriniuose filmuose. Kai lankininkam liepia laikyti įtemptą lanką ir nešauti. Kokia to prasmė? Jie tik pavargs. Gal ir geriau atrodo daug strėlių skrendančių vienu metu, bet taip nedarydavo. Tiesiog šaudydavo kiekvienas atskirai. Ir kodėl šaudimo komanda yra fire? Fire! Juk čia ne šautuvas ir dar tokio žodžio nenaudojo. Kodėl ne pagrindinio herojaus šarvai pagaminti iš popieriaus? Kam juos nešioti tada išvis? Juk jie turi sustabdyti strėles ar kitus ginklus. Visur naudojami fakelai. Taip juos naudodavo, bet kitaip atrodančius. O bendram apšvietimui dažniausiai žvakes ir žibintus. Prastas apšvietimas prisideda ir prie to rudai pilko viduramžių filtro. Kai iš tiesų žmonės, kaip ir visada, labai mėgo spalvas. Keista situacija, kad vis dar istoriškai teisingiausi kostiumai yra 1944 metų filme Henris V. O galiausiai visos tos modernios kalbos prieš mūšį. Iš mūsų galima atimti gyvybę, tačiau niekas netims laisvės. Apie kokią laisvę čia šneka Williamas Wallace'as. Prieš jį stovi grupė baudžiauninkų, kuriuos lordas atitempė pakovoti, nes nenori mokėti mokesčių Anglijos karaliui. Kokia čia laisvė? O kas tave labiausiai erzina istoriniuose filmuose?